Sveiki visi, kaip žinia, aš esu kaunietė, dabar mes esame Taikos prospekte, čia yra mano gimtoji gatvė. Čia gimiau ir užaugau. Atsikėlusi 7 ryto aplėkiau visą miestą ir parinkau patį saugiausią perimetrą, per kurį bus varomas kamuolys. Giedre, į priekį mes keliaujame. Negerkit, nerūkykit, gerbkit Lietuvą. A kas čia dabar žašyta? Varom už Lietuvą. Tai ką dar daugiau darysit, ką? Varysim per visą Lietuvą su šito kamuoliu ir galiausiai atiduosim Lietuvos rinktiniai. Ačiū. Kur mano žentas? Kur mano? Opa! Nuostabu, kad ne vieni jauni žmonės mėgsta krepšinį. Lietuvoje krepšinį mėgsta visi ir taip ir turi būti. Kur daugiau, jeigu ne Sabonio krepšinio mokykloje mes metame simbolinį metimą į kašį nuo baudos linijos. Manau, kad reikėtų ir man pabandyti. Krepšinį nuo vaikystės sergu. Atsimenu, kaip Lubinas, aš gyvenu prie Kauko laiptų, tai ten Lubinas kitą pusę vaikščiojo. Toks aukštas, didelis. Tai jums turbūt Lubinas labai krito į akį, man atrodo. Tai kaip nekris. Mažoje ir jaukioje Pašilės gatvelėje kamuolys iš Pauliaus rankų keliauja mūsų naujiems sirgaliam ir žaidėjam. Ačiū tau, Pauliau, už pagalbą. Lietuva to nepamirš. O jūs ar pasiruošę? Pasiruošę. Taip, pirmin. Kągi, mes iki parduotuvėje ir kas sakė, kad iki parduotuvėje negali būti krepšinio aikštelė? Patys pažiūrėkit. Už Lietuvą, už pergalę. Lietuva laimėtų pirmą vietą. Linkiu, kad laimėtumėte. Taip. Antrą vietą. O pirmos ne? Ką aš galiu pasakyti, tiek nueita, tiek pamatyta, jau kojos dreba, vos einam. Bet energijos mums vis tiek netrūksta, tiesa? Nes mes varom už Lietuvą! Ir iš tikrųjų, ačiū kauniečiam, jie mums buvo labai svetingi. Šiandien mūsų kamuolys nakvos šioje iki parduotuvėje, linkime jam saldžių sapnų, o rytoj mes važiuojame į Kazlų Rūdą. Pažiūrėsime, ką mums šis miestas paruošė. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.